Sveiki, mėly bičiuliai. Šiandien yra birželio 28 diena. Vasara beveik įpusėja, o vasaros vis dar pagal oro sąlygas nėra. Na, bet tai netrukdo bent jau mums žvejam. Oras apniukęs, toks žvejybinis, tai vėl esu laukinių karpių žvejyboj. Atvažiavau sėdėti nuo ryto. Truputėlį susivėlinau čia susimes meškeres, mečiau į savo šerimvietę. Šerimvietė palei kitą krantą, tai pataikiau pirmų metimų į krūmus, nutraukiau sistemėlę, tai kol persirašau viską. Nu, bet dabar viskas gerai, meškeres užmestas, šiek tiek pajaukinau. Iš ankstinio pašėrimo padaryti nepavyko, paskutinį kartą jaukinausi porą kilų boilių šiek tiek prieš joninės. Tikėkimės, karpiai mano žvejybos vietos nepamiršo ir ją aplankys. Tai laukiu kol kas kibimo, na, o kaip seksis man, parodysiu visai netrukus. Šitoj žvejyboj naudoju Gloryfish boilius. Tai ko šitie boiliai yra ypatingi, tai jie yra labai aromatingi ir aukštos maistinės vertės. Tai savo sudėtyje turi net 3 rūšis žuvų miltų. Tai standartiniai žuvų miltai eina, fermentuoti krilių miltai, įvairūs pagardai, prieskoniai. Tai šitie boiliai tinka tiek naujokui, tiek profesionalui, labai įvairiam spektrui žvejybui. Tai ir laukinių karpių žūklei, ir varžybose. Tai mūsų klientai ir bičiuliai yra juos išbandę ir pasiekę puikių rezultatų tiek laukinių karpių žūklėje, tiek sportinės karpių žūklės varžybose. Ir aš asmeniškai labai rekomenduoju, ypatingai tiem, kas dar jų nebandė, pabandyti ir tikiu, kad jūs patys nustebsite rezultatais savo žvejybos metu. Oi, koks pilvočius čia pas mus apsilankė. Koks gražuolis. Koks gražuolis. Opa. Opa. Štai koks masaliukas. Gloryfish su Strawberry Plus, su braškute. Super. Kokia graži žuvis. O, va, koks gražuolis čia mūsų aplankė. Geras. Ir permečiau meškerę, nes galvojau, kad biškį užmečiau pernelyg giliai. Galvojau, paskui liko porą valandų pasėdėti, reikia paimti ir permest. Permečiau ir ant tos meškerės va, koks išvažiavo. Ant Gloryfisho su Strawberry Plus viršūnėlė. Nu, super. Prizas. Man tai čia kaip prizas. Pilvočius gražuolis. Šitoj žvejyboj darau kombinacijas su Tutti Frutti ir Strawberry Plus pop-upsais. Tai Tutti Frutti vaisių miksiukas, na, o Braškė Plus, štai kaip jinai atrodo. Vienas irgi iš mano mėgstamiausių masaliukų. Tai šių metų naujiena, kad mūsų dauguma pop-ups 15 masalų turi štai tokią apsauginę foliją. Tačiau aš esu ją praplėšęs, o tai yra tam, kad pop-ups masalai išlaikytų savo šviežumą, minkštumą ir stiprų kvapą kuo ilgesnį laiką. Mano žvejyba po truputėlį eina į pabaigą. 9 valandą turėjau kibimą, kurį pavyko realizuoti. Po sudėtingos, ilgos ir nirtingos kovos gražuolis plikščius atgulė ant mato. Labai graži žuvis, pilvas didelis pasažų labai. Lindo jinai man čia visur į kliuvinius. Yra čia medis toks, kur ištraukinėjau žuvį prie kranto nuvirtęs po vandeniu. Tai tą medį bandė įliest, tai teko ir jėgos panaudoti. Kablį net sulenkė. Bet viskas laimingai baigėsi.
ir esu tuo labai patenkintas. Svarstyklėm nesvėriau, bet iš rankos ir akies galiu pasakyti, kad žuvis gerokai virš 15 kg. Tai nusipaveikslavau, paleidau. Na, o ką, galiu pasakyti, kad šėriausi boiliais, Glory Fish 18-ukais. Didesnių diametrų čia nenaudoju, nes nevargina nei karšių, nei linų kibimai. Na, o žvejams, kurie žvejoja ežeruose, kur yra daug smulkios baltos žuvies, noriu priminti, kad parduotuvėje turime Glory Fish ir 20 mm diametro boilių. Visiems žvejojantiems linkiu skambančių galų, šlapių grybštų ir sakau, kad susitiksim prie vandens.